Sveiki visi, na kągi, pradedame mūsų susitikimą. Tokia daina dabar man atėjo į galvą. Stanislavai, pastatyk prašau ant įrašo ir jeigu tau nesunku, dar kartelį primink žmonėm, kad jie ateitų. Ir man reikia, kad tu leistum, kad aš galėčiau rodyti ekraną. Taip, aš tave jau padariau organizatorium, tai gerai, tada man to visko užtenka. Aš atidarysiu skaidrės, žodžiu, viskas gerai, tada atidarysiu skaidrės ir mes pradėsime. Tuoj, lukterkit truputėlį, gerai. Taip, truputėlį palaukiam, užsikrauna skaidrės. Duokit, prašau, man dabar grįžtamą ryšį, ar matosi skaidrės. Viskas puikiai, tikrai viskas gerai matosi ir viskas labai gerai girdisi, viskas super, startuojam. Taigi sveikinu visus žmonės, žinau ir matau, kad čia yra tų, kurie yra pirmąjį kartą, tų, kurie yra ne pirmąjį kartą ir tai yra nuostabu ir kodėl. Ir tai yra dėl to, kad turbiną reikia lankyti tiek kartų, kol jūs patys išmoksite kurti tą įeinantį srautą savo. Svarbiausia, kad jūs išmoktumėte turbiną vesti savo grupėse. Atėjo žmogus ir sakom, žiūrėk, pradėkime mokytis naują įrankį socialinius tinklus. Jūs yra du dalykai. Jūs turite išmokti kitus žmonės, mokyti kitus žmonės, save patikrinti. Jums tai veikia. Stanislavai, parašai žmonėms, kad jie jau gali jungtis. Taip, gerai, aš dar parašysiu kartelį, jau 2 kartus rašiau, bet dar kartelį parašysiu. Žodžiu, kad tikrai visi būtų. Taigi žiūrėkit, apie ką šitame mūsų mokymuose eis kalba. Nežinau, kad čia yra ir iš kitų tinklinių kompanijų žmonių. Čia jūs gausite pažingsninę sistemą, kaip kurti įeinantį ir išeinantį srautą. Mokymai trunka 5 dienas, bus tokios pamokos ir bus duodamos užduotys. Sekančią dieną bus užduočių patikrinimas, tai bus efektas ir vėl tada nauja užduotis. Ir skirkite kažkur tai kasdieną po valandą laiko šitiems mokymams. Mėnesį laiko bus čatas, kuriame jūs visi sudėti atviras, jūs ten galėsite kelti savo padarytus namų darbus ir gauti grįžtamą ryšį. Galėsit uždavinėti savo klausimus ir mėnesį mes jums duosim pagalbą. Nes bus ateidinės nauji žmonės, todėl nesikuklinkit ir uždavinėkit klausimus. Tokie mokymai būna kiekvieną mėnesį. Aišku, taip, aš turiu jums tokį klausimą. Galite įsijungti mikrofonus ir atsakykite, dėl ko jūs šiandien susirinko čia. Kas jūs visus čia pakvietė, kokių turite minčių? Nagi, pasidalinkite, kas turit kokių minčių. Na, norim uždirbti pinigų norim uždirbti. Mes norime gyventi naujai, kitaip. Nuostabu, taip, kas dar pinigai, gyvenimas. Kas dar, kokių dar minčių turite? Norime išmokti būti turtingais. Taip, bet visą tai galima padaryti, apibūdinti vienu tokiu žodžiu. Norim mokytis. Renata, tau nereikia mokytis, tikrai nereikia. Čia tai visą tai tik tai gadins tau. Reikia. Draugai, jūs čia atvedė jūsų svajonės. Ir nesvarbu, iš kokios jūs tinklinės kompanijos, gal jūs iš viso nesat iš tinklinės kompanijos verslo. Einantis srautas reikalingas visiems, ir gydytojams, ir stomatologams, ir ginekologams. Visiems, kas dirba su žmonėmis, šitie mokymai tinka. Mes čia mokome susikurti įeinantį ir išeinantį srautą. Ir nesvarbu, koks jūsų verslas, mes čia susirinkome dėl to, kad jūs kiekvienas turite savo svajones. Aišku, taip, tai važiuokime tada toliau. Žiūrėkite, dabar čia yra. Čia aš jums rodau tokią logiką, kaip viskas, žodžiu, vystosi. Pradžioje pa žmogų atsiranda kažkokia tai svajonė. Ir pradedam kažkaip tai ją realizuoti. Na, pavyzdžiui, kaip aš savo laiku dariau. Aš baigiau mokyklą, mama su tėčiu sako, tau reikia į šachtą. Išsimokiau ten specializaciją, įlindau į šachtą. Ir aš supratau, kad šachtą ne man ir beje galite savo padaryti tokį algoritmą. Padarykit savo screenshotą ir Stanislavai, padaryk tokį trumpą video, paskui aš jį padarysiu iš jo story. Būtinai. Padarai? Gerai, liuks. Taigi, svajonės, ne? Kažkas ateina svajonių pildytis į tinklinės rinkodaros verslą. Aš ką tik online pasakojau, kad tai yra vienintelė galimybė su minimalia rizika paimti ir sukurti verslą. Ir mes renkamės tinklinę kompaniją. Visose kompanijose galima sukurti pasyvias pajamas, tikrai ne visose. 95% kompanijų galima uždirbti pinigų, bet nebus pasyvių pajamų.
Dar labai svarbu kompanijoje yra jūsų mentorius. Kodėl? Todėl, kad nėra nei vienos kompanijos pasaulyje, kurioje visi žmonės uždirbtų pinigų. Bet yra žmonės, šalia kurių būnant šansai uždirbti pinigų, bet kurioje kompanijoje yra daug didesni. Ir tokių atsitikimų aš žinau nemažai. Toliau reikia, kad jūsų mentorius jums perduotų tai, ką dabar jūs mokotės, tai yra išmokti sukurti susitikimų tempą. Tai yra toksai žodis, kuris daugeliui kelia įtampą, tačiau tai yra vienintelis dalykas, kuris atsako į jūsų visas svajones ir pinigus, kuriuos norite uždirbti. Reikia mokytis kurti susitikimų tempą. Ką galim padaryti? Tai yra įeinantis ir išeinantis srautas, po kurių pas jūs bus susitikimai. Mes mokomės naujo žmogaus paleidimo į verslą, po kurio kuriamas prekių apyvarta, auga rangai, mums moka pinigus. Ir mes apeiname tokį ciklą ir gauname savo svajones. Pradėjome nuo svajonių ir pabaigėme svajonėmis. Šitą algoritmą reikia gerai suprasti. Tai yra tai, dėl ko jūs čia ir ką jūs galite čia gauti. Tai yra, kad tas gyvenimas, kurio jūs norite, jisai taptų realybė. Aš nežinau, ko jūs norit, bet tikrai žinau, kad pas kiekvieną yra kažkokie tai savo svajonės. Bet tikrai nei vienas neatsisakysit prabangaus ir gero gyvenimo. Kaip šita mergaitė paveikslėlyje, ar ne, su prabangiu laikrodžiu, su prabangioje mašinoje. Ir klausimas, o tai kodėl ne aš? Reikia užduoti savo klausimą, kodėl ne aš, kuo aš blogesnis esu, ar blogesnė. Dėl kažkokių tai priežasčių jūs galvojate, kad, tarkim, Valentino šitos rankinės jūs esate neverta, tai reikėtų padirbti su savo savivertė, su nuostatomis, įsitikinimais. Ko aš esu, ko aš noriu, tai yra savo namų, tarnaitės, mašinos liukso klasės. Aš čia parašiau, žodžiu, aš manau, kad kiekvienas iš jūsų nori šitų dalykų. Visą tai kainuoja pinigus, jums tik reikia nuspręsti, kiek jūsų ta laimė kainuoja. O dabar svarbiausias klausimas, tai kurgi tie pinigai? Jie guli va būtent čia. Kiekvienas iš jūsų turi savo iškelti užduotį ir suprasti, ko norite. Čia aš įdėjau ir 150 distributorių į pirmąją liniją, į verslą su pirkiniu. Detox Colorado nusipirkau su pirkiniu. Jums atneš $10 000. 300 distributorių pirmą liniją atneša jums $30 000. 500 distributorių į pirmąją jūsų liniją atneša $50 000. Kiekvienas renkasi tai, kas jam yra reikalinga. Mano tikslas yra rankose turėti $100 000, nes 50 000 aš jau turėjau, dabar norėčiau turėti 100 000. Aš turiu tokį sportinį interesą. Koks mano tikslas? Kad daugiau negu 50 000 uždirbti, man reikia mažiausiai 500 distributorių į pirmą liniją. Iš kur visą tai atsiranda? Tai yra kaip konversija, kaip varnelė. Įsivaizduokit, tai yra statistika. 150 distributorių jums duoda 15 naujų šakų. Tai buvo pas mane, tai yra 15 direktorinių šakų. Iš savo eiga, iš 15 direktorių šakų jūs turite 3 lyderius. Tai yra iš 5 direktorių gimsta vienas lyderis. Daugelis nori iš karto lyderį susirasti ir jį įsitraukti. Ne, tai neteisinga. Jūs ieškosit jo labai ilgai. Duok Dieve, kad jums pavyktų, bet geriau yra vadovautis skaičiais. Yra toks posakis, kada kiekybė pereina į kokybę. Imkite kiekybę, o kokybė jūs pasivys. Duok Dieve, kad jūs surastumėte 3-5 žmonės ir visi jie būtų lyderiais. Būčiau laimingas, jeigu jums tai pavyktų, bet kalbėsiu apie save, man tai taip tikrai nepavyko. Todėl aš imsiu skaičiais, tai yra 500 distributorių į pirmą liniją. Aš imsiu masę, dalis iš jų bus distributoriais direktoriais, kažkokia tai dalis klientais, kurie tai atkris, o kita dalis tiesiog leis man pasiekti savo tikslų ir būti turtingu. Jie patys save darys turtingais automatiškai ir aš tapsiu turtingu. Aišku, taip, dėl to užsirašykite, prašau, šitus skaičius ir jūs turite suprasti, kur save matote ir turite tam skaičiui save nuteikti. Prantu, kad gali šitie skaičiai jūs dirginti, nes iš kur aš tiek žmonių dabar gausiu. Vėliau, kai mes pabaigsime, jūs suprasit, kad su tuo problemų jokių nėra. Kai aš pradėjau apskritai, jokių socialinių tinklų tada nebuvo. Tada buvo tiesiog informacinių paketų dalinimas, apie tai mes dar vėliau pakalbėsim ir aš per 3 mėnesius parašiau 60 žmonių. Žinoma, tai buvo su pirkiniais. Be socialinių tinklų. Supraskite, dabar pas jūs visas pasaulis delnuose. Jūs tiesiog kuriate turinį ir žmonės ateina. Todėl galite savo užsirašyti ar pasidaryti screenshotą, kad didelė pirma linija tai yra mano gražaus ir laimingo gyvenimo būtinybė. Atsiminkit, prašau, apie tai, kad didelė pirma linija tai mano gražaus ir laimingo gyvenimo būtinybė. Ne 2-3 žmonės ar 30 žmonių, didelė. Yra tokie lyderiai,
Žodžiu, Stanislavo kaip tik kalbėjom, na, jie dabar jau mirė, jų vaikai anūkai versle yra, kurie uždirba $1, $1,5 milijono mėnesį. Pas juos meistrų šakų 30, 40, 50 yra lyderių, pas kuriuos daugiau negu 100 meistrų pirmoji linijoje. Todėl pas juos yra, taip, nes didelė pirma linija. Daugiausiai kalbu, pažiūrėjau, apie kompaniją MV. Tiesiog žinau jų istorijas, nes seku juos ir vienu metu domėjausi labai. Pas juos didelės pirmos linijos, dėl to ir pajamos $1,000,000 per mėnesį. Kaip jums, ar ne? Dėl to nereikia laukti, kada pas mane ateis tie 3 lyderiai į komandą. Nes kai jūs tai laikot savo galvoje, jūs mažinate einantį srautą, o jums reikia padaryti didesnį, jį išplėsti. Daugiau žmonių ir viskas bus gerai. Einam toliau. Kai aš parašiau tuos skaičius, greičiausiai jūs pagalvojate, tai kurgi gauti tuos žmonės, kur gauti tuos 300 žmonių į pirmą liniją. Kai kas sako, kad žmonės baigėsi, sąrašai baigėsi, rekomendacijos baigėsi, tai niekam nereikalinga, ką apie mane pagalvo žmonės, aš juk ne tinklininkas, neužsiimu šito dalyku. Yra toksai skausmas ir patikėkit mumis, dėka šitos metodikos jūs tai pamiršite. Kokie būna metodai? Profesionalų metodai. Reikia visus juos įvaldyti ir nepraleidinėti nei vieno. Pirmasis iš jų tai sąrašas, aišku, šitos temos mes šiandien negvildensim. Pas mus šioje turbinoje tai yra online, o tie 2 pirmieji įgūdžiai tai yra offline turbina. Aš apie juos pasakysiu, tai yra pažįstamų sąrašas, tai yra rekomendacijų plėtimas, tai yra tretieji asmenys, tretieji veidai. Žinoma, yra ir šalti kontaktai. Jūs socialų žmonės einat į biblioteką, į parduotuvę, darželį, turgus, parduotuvės. Tiesiog reikia išmokti pažindinti su žmonėmis. Skriptas labai paprastas, iš šalto kontakto reikia padaryti šiltą, iš šilto karštą. Kada jūs sušildėte santykius, tada jau galim su žmogumi ir pakalbėti. Ne anksčiau. Infopaketas. Kas yra infopaketas? Tai yra paketas, yra toks trumpas video žmonių atrinkimui. 2 paketai. Pirmas tai yra su sveikata susijęs, antras paketas jisai susijęs su verslu. Kam mums tai reikalinga? Dėl to, kad kai ateina naujokas, jisai nemoka pravedinėti susitikimų. Jis bijo, jis gėdijasi. Bet jeigu jūs jam pasakysite tiesiog nusiųsk trumpą video, tai jis su malonumu tai padarys ir jam tai yra ne problema. Tai atsiminkit, 300 paketų, kuriuos jūs nusiuntėte žmonėms atrankai, bet ne spamas, atsiminkit, ne, jokių būdų. Reikia pirmiausia atsiklausti pas žmogų, ar jisai yra pasiruošęs tam, ar jisai pasiruošęs pažiūrėti. Tai yra 300 išdalintų paketų, yra kažkur apie $1,000. Čia žiūriu sėdi Renata ir kiti, tai jūs ir be viso to padarėte. Tačiau jeigu ir taip pajungsite, jūs turėsite ne 1,000, o 2-3 tūkstančius, žodžiu, ar 10 eurų. 300 išdalintų informacinių paketų duoda jums $1,000. Keliaujam toliau ir tai bus socialinių tinklų apiforminimas ir tai yra tai, ko mes su jumis būtent čia ir mokysimės. Tai yra kaip jūsų butikas, ar ne, kaip jūsų viršelis. Yra turgus, o yra butikas. Pas daugelį žmonių, kai aš skaitau, pas juos yra turgus, o dauguma mėgsta eiti į butiką. Tai mūsų užduotis jūsų socialinius tinklus padaryti butikų, kad žmonės ten norėtų ateiti, jiems tenai patiktų. Vėliau mes su jumis eisime tą išeinantį srautą, kai patys darot veiksmus. Darbas rankomis, ar ne? Toliau bus įeinantis. Ir dar kas norės, galėsite pajungti reklaminį. Targetas reklaminis, tik jau jūs duodate pinigų, ten nedidelius 5 eurus per dieną. Ir tada pats Instagramas ar kitas socialinis tinklas jūs jau rodo pačius kitiems žmonėms, kams reikia. Štai čia yra kino teatras ir ten rodomas yra jūsų gyvenimas. Pavyzdžiui, filmas vadinasi Stanislav Tumrėjev. Matote, na ekrane strėlės laksto, žodžiu, karas ir tai, ką vyksta. Jo užduotis tokia, kad šitam kino teatre liktų jį stebėti daug žmonių. Ir kad tenai dar būtų ložė. Tačiau jūs turi suprasti, kad 95% žmonių praeis pro šalį, nes jie turi savo kiną. Kažkas tai sėsis į tą krėslą paruoštą ir pasiliks kartu. Kažkas vis tik tais praeis ir eis tolyn. Jūsų užduotis labai įsisąmoninti, kad 95% žmonių praeis pro šalį. Ne dėl to, kad pas jūs kinas blogas, kompanija bloga, kino teatras blogas. Ne, tiesiog žmonės savo kiną turi galvose. Jūs turite tiesiog tai suprasti ir ramiai tai reaguoti. Tik 5% žmonių atlieps ir jiems patiks jūsų filmas. Toliau, kiek durų pas jūs šiuo metu yra atidarytų? Tai yra, į kino teatrą galima atidaryti vienas duris, tai yra žmonių sąrašas. Galima atidaryti antrą rekomendacijos. Galima atidaryti naujas duris, tai yra reelsai, trumpi filmukai, tai yra įeinantis srautas. O galima padaryti išeinantį srautą, kur bus laikai ir komentarai. Kuo daugiau jūs durų atidarysite,
tuo daugiau šansų bus užeiti į jūsų kino teatrą. Tuo daugiau žmonių praeis pro šoną ir atsisės ir liks žiūrėti jūsų filmą. Kokios tos durys būna? Pavadinau tai galimybių durimis. Tai yra įeinantis srautas. Išeinantis srautas tai yra Instagramas, YouTube, TikTok, Facebookas. Galima visuose socialiniuose tinkluose būti, nes visuose juose vyksta pozicionavimas per trumpus video įrašus. Kaip dėmesį vieną ir tą patį video įkelti į 5 socialinius tinklus. Tai yra praplėsti, atidaryti daugiau durų. Ir kaip kokį tinklą užmesti, kad į tą tinklą papultų žuvys. Ir nieks nežino, kur, kaip sakant, iššaus. Gal Facebook'e kažkas parašys, gal Instagram'e, o gal YouTube'e. Aš tiesiog turiu padaryti taip, kad papulti pas mane būtų daugiau šansų. Kuo daugiau bus manęs internetės, tuo ir šansų, kad pas mane tais lyderiai bus daugiau. Greičiau aš parašysiu 300-500 žmonių į savo pirmąją liniją. Greičiau jie atsirinks, tuo greičiau aš gausiu savo svajonę. Tikiuosi, kad jums tai yra aišku. Aš ne per greitai kalbu, viskas gerai? Jo, viskas gerai. Einam toliau. Va, aš jums dabar puslapių pavyzdžius noriu parodyti. Larisa, kuri yra kairėje pusėje pirmasis, praeitam efire aš ją nagrinėjau. Žiūrėkit, vitaminai, lieknėjimas, detoksas, pasyvios pajamos, aktyvus ilgaamžiškumas. Žiūrėkit, kokios pas ją yra klaidos. Tai yra, pirmiausiai, nuotrauka nekokybiška. Pasižiūrėkit pas mergaitę vidurinėje skaidrėje. Jis yra seksuali. Jis yra pas Larisa neseksuali. Aš kaip vyras tiesiog vertinu. Vertinkit kaip moterys, kur jums mergaitė labiau patinka. Toji, kur iš kairės ar vidurinė. Ir tai, kad jūs galite, kaip sakant, eiti į solidarumą kažkokį tai. Pas Larisa gražesnis, bet iš tikrųjų tai jūs žinote, kad iš tikrųjų tai yra ne taip. Pas Mariną tai yra gražiau, nes jinai tokią nuotrauką pasidarė. Visai reikia padaryti tiesiog tokią pat gražią nuotrauką. Toliau jinai parašė vitaminai, lieknėjimas, detoksas, jinai visą košę sudėjo į vieną. Ir vitaminais prekiauja, ir lieknėjimu, ir detoksu, ir net pasyvias pajamas įrašė. Wow, tiesiog nuostabiai, fantastiškai. Nerysi, tuoj pat sulieknės ir dar šast ir pasyvias pajamas pradėsi gauti. Taip daryti negalima. Išmokite išsirinkti nišą. Vidurinėje skaidrėje yra parašyta apiforminti savo socialinius tinklus. Pirma, pakeiskite nuotrauką, tai yra kiekvienam iš jūsų. Tikrinsim, ar ne, jūsų šitą dalyką. Ir šiandien tik tais įvadinė paskaita. Toliau, išsirinkti nišą, tai reiškia, kuo jūs užsiiminėsit, ką jūs kalbėsit. Jeigu sveikata, tai yra per daug platu. Niekas nesėdi taip namuose ir nepradeda naršyti. Kaipgi dabar ką man daryti su sveikata? Kaip galvojate, ar žmonės daro tokias paieškas? Žinoma, kad ne. Kaip žmonės ieško? Jie ieško kaip konkrečią problemą išsispręsti. Kaip nusijimti akinius, pratimai akims, kaip atsikratyti hemorojaus, kaip pastoti, kaip nusimti buldogo žandus. Kaip atsikratyti raukšlių, kaip pasidaryti veido patempimą. Žmonės yra konkrečios užklausos. Ir jūs turite suprasti, kaip jūs aptarnausite tuos klientus, kokia yra pas jūs vertė kuriama tiems žmonėms. Todėl jums reikia atsakyti į klausimą. Ir pirmasis klausimas yra, jūs galite savo surašyti, kokią problemą kliento gyvenime aš sprendžiu. Kokią problemą kliento gyvenime išsprendžiu aš. Vat pas jūs ateisis klientas, kokį skausmą jūs jam išspręsit. Reikia jums į tai atsakyti savo. Pas Mariną yra labai konkrečiai parašyta masažas, dietologas ir Kazan, tai yra miestas. Pavagiu asmeninės apimtis ir svorį, vedu iki rezultato. Daugiau negu 1000 sulieknėjusių ir davė nuorodą, patvirtino rezultatais prieš ir po. Šaunuoliai viską padarė labai teisingai. Pirmas dalykas, ką duodat, antras dalykas, kokiais būdais tai duodat. Kokiais būdais jūs man padėsit. Ir trečias, kokia nauda, pildoma vertė, kurią gauna klientas iš jūsų. Būtent su jumis. Kokie rezultatai gali būti kartu su jumis. Reikia į tai atsakyti savo profilio viršelyje. Mes apie visą tai kalbėsime. Viena mūsų paskaita yra įvadinė, bet kad jūs neveltui būtumėte atėję. Įvadinė vertinga paskaita. Todėl reikia šitą klausimą atsakyti. Toliau, nišą išsirinkome. Keisti profilio kepurėlę. O toliau, matot parašyta, reikia nustoti sekti žmonės.
Matot, kairėje pusėje 241 sekėja. Šiandien pas mane kaip tik buvo viena moteris. Jis seka 5066 žmonės. Tai yra žmonės, kuriuos jis seka. Kuo tai grėsia jums, jeigu jūs esate pas ją drauguose? Ji niekada jūsų nematys, nes jinai pati seka 5000 žmonių. Aš specialiai nupirkau programą ir pastačiau jai. Ji pati nustoja sekti žmonės, pas kuriuos yra čia sekėjų 500. Kodėl? Todėl, kad tada neįmanoma pamatyti. Ir tada toje lentoje jums tiesiog rodo tuos žmonės, kuriuos jūs sekat ir manęs niekada jums neparodys. To reikia nuo žmonių nesekti. Ten toje vietoje, kur sekėjai, ten kuo mažiau žmonių, tuo geriau. Pasilikti tik tai tuos žmonės, iš kurių jūs patys norit mokytis, kurie jums patinka. Viena buvo tokia mergina, sako, čia mano visa komanda. Ir jinai ten juos visus seko. Sakau, kam? Norit, kad tik tai komanda jų žiūrėtų? Taip, tada galite sekti. Jūs ką, čia vienas kitą laikinat? Tai ką, aš tave palaikinu, tu mane ir kas iš to? Kas toliau, nes jūs girodot būtent tiem žmonėm, jūsų komandai. Kitą laikinat. O kur nauji žmonės? Va, žodžiu. Niekur to nemoko. Reikia tai suprasti. Na ir toliau, aišku, parašyta, kad kurti amžinus, namosius tuos highlightus. Tie rutuliukai sukurti, kuriuose yra informacija. Toliau, mato, čia yra mano nuotrauka, reikia išmokti kurti trumpus video. Tai yra reelsus. Tai, sudėtinga, nieks nesako, kad čia labai lengva. Tai yra nuostabus įrankis. Ir dėl ko? Dėl to, kad vienas reelsas jums gali atnešti, vėliau aš jums parodysiu, 100 klientų ir 10 partnerių. Vienas reelsas, kuris jums paskris, užsivirusins. Tai yra vadinama įeinančių srautų, tai yra idealiausia, kas gali būti. Aš pats to nesuprasdamas kažkada tapau tuo infočigonu 11 metų atgal, kai apie tai dar niekas nežinojo. Nebuvo tų vadinamų infočigonų, nieks pas nieko nesimokė. Aš tiesiog savo komandai jums dariau video medžiagą. Ir juos keldavau YouTube. Kam? Kad tiesiog įmesti paskui ir kad mokytumėtės, kad man reikėtų kartotis. Bet aš jų neuždarinėjau, kažkaip proto man neužteko, kad uždarinėti ir pamačiau, kiek žmonių juos žiūri. Ir man pradėjau rašyti, Anatolijau, noriu pas tavį komandą. Aš apakau, aišku, nesureikšminu tada, bet dabar suprantu, kad aš tiesiog tada jau kūriau einantį srautą. Dabar tai galima daryti daug profesionaliau. Dabar aš tikrai investuoju $1000 tam, kad supakuoti kitaip ir gruodžio mėnesį bus visiškai kitokia turbina. Pokyčių, daug papildomų verčių. Leiskit, būtinai ateikit. Kaina šitų mokymų visų labo 60 balų asmeninėje apyvartoje. Nusipirkot savo produktą, gražėkit, sveikit, jaunėkit. Kitai mokymus. Viskas. Toliau, pats svarbiausias dalykas, tai yra sėkmingų žmonių paslaptis. Frazę galite savo užsirašyti. Nėra kontaktų, nėra susitikimų. Nėra sutarčių. Nėra kontaktų, nėra kontraktų. Tai yra tie prisilietimai. Tai yra pirmi pokalbiai su žmonėmis. Nėra susitikimų, nėra pinigų. Tai irgi išmokysim viską. Prisilietimai tiesiogiai susijęs su susitikimais. Jeigu jūs šitų dviejų svarbių dalykų savo tinkliniam pasaulyje nekartojate, mes negalėsime jums padėti. Tai vienintelis dalykas, ką jums reikia išmokti daryti profesionaliai. Mes jums duosime per šią savaitę sistemą su raktu. Tai tiks bet kuriam iš jūsų. Durys tikrai pas jūs bus, tai yra įeinančių ir išeinančios srauto ir klausimas tik tai viename. Ar jūs panorėsite tame tapti profesionalu? Turėti iliuzijos, kad viskas vieną akimirką pavyks. Man irgi tam prireikė laiko ir bet kuriam žmogui, kuris norės, kad tai pradėtų veikti, tikrai reikės turėti kantrybės. Dabar aš jums tiesiog noriu parodyti istorijas, 1 sekundę. Uždarysiu dabar vieną prezentaciją ir noriu parodyti jums kitą prezentaciją. Mūsų dabar yra 83 žmonės. Jeigu jūs turit kažkokių tai klausimų, tai drąsiai juos rašykite, tikrai klauskit. Kuo šiandieną noriu užbaigti, tai aš noriu užbaigti šitomis skaidrėmis. Nuo čia, dabar pradėsiu. Stanislavai, kaip ten matosi, nesimato tos skaidrės? Jeigu kažkam nesimato, tiesiog 2 pirštais prisertinkite ekraną, viską tai ramiai galima padaryti ir jūs matysite. Čia yra žmonės, kurie jūs mokys ir tai yra žmonės, kurie sukūrė įeinantį srautą. Pavyzdžiui, Stanislavas, pas jį daugiau negu 100 000 sekėjų. Pavyzdžiui, mato 114 000 pas Konstantiną. Žiūrėkit, peržiūros pas Alioną, 1 000 000 viršaus.
Tai yra rezultatas to, kad viskas yra teisingai apiforminta. Istorijų pakankamai daug. Štai Vitalijus, jisai taip pat kalbės šiuose mokymuose. Kas pasiparašyta? Parašykit prašau asmeniškai, kaip jų atsikratyti, parašykit asmeniškai, kaip atsikratyti. Žmonės rašo vis užklausos. Pasižiūrėkit, matot, kokio yra pas jį srautas žmonių. Matot, beveik 3 milijonai vienai peržiūrai. Jums reikia padaryti, kad jūs galėtumėt pasiekti tokį kiekį žmonių. Gyvenimo neužteks tokiam laiku. Štai čia prašau iš vieno video. 3 milijonai. Hop! Ir yra. Matot, kokio peržiūrų skaičius, koksai 4,4 milijono. 16 tūkstančių žmonių išsisaugojo jo postą. Kodėl tapo tokiu virusiniu? Tai vat mums reikia padaryti, kad taip veiktų. Mes kartu su jumis tą temą dirbsime. Larisa Holmova tai yra žmogus, kuris tiesiog gyvena kaime. 20 ar 30 namų tame kaime. Jie dirba savo iš namų ramiai ir uždirba savo $1000. Tik per socialinius tinklus. Matot? Ir pasižiūrėkite į skaičius. Matot, jos apimtys 717 tūkstančių žmonių. Beveik milijonas peržiūrų. Štai prie ko veda. Tonas. Tai yra irgi visiškai naujai atėjęs žmogus, visai nesenai. Ir čia žmogus mano pirmą liniją ir pasižiūrėkit, kaip pas jį viskas paėjo. 1 tūkstantis, 7 tūkstančiai, 6 tūkstančiai. Kokie skaičiai, koks augimas pas jį yra. 2000 augimas. Pažiūrėkit, kiek naujų akauntų. Plus 4000 augimas. Sekėjų plus 1000%. Štai ką galima padaryti su Reelsų pagalba. Kaip ir ką daryti, mes jums pasakysime. Pasižiūrėkite dar vieną, Tatjana. Stanislavai, pasakyk, kas tai per moteris, nes aš tai jos nežinau šitos moters. Yra pensininkė, jinai šį mėnesį padarė sekančią kvalifikaciją, tapo sidabriniu direktoriumi. Tai yra žmogus, kuris buvo surastas būtent su įeinančiu srautu ir ją mes kaip tik sveikinsim. Pasiek kažkur tai per 4-6 mėnesius labai gerai įsibėgėjo jos akauntas, paskyra. Dabar yra daugiau negu 42 tūkstančiai sekėjų. Vaizduojat? O Stanislavai, kiek jai metų? Jai yra 75. Nuostabi moteris. Tikrai reikia paploti šiai moteriai. Ar kam nors iš mūsų čia yra 75? Va, mokomės. Jinai nesako, va Jėzau, aš senutė ir jau čia nieko nebegaliu padaryti. Anksčiau įsivaizduokit, telefonu normaliai nemokėjau, bet būtent dėka turbinos jinai taip prasimušė ir pas ją taip auga. Dar vienas naujas žmogus, taip pat iš tinklinės rinkodaros, jisai tiesiog atėjo ir sugriaudėjo. Ir iš tikrųjų tai yra fantastika, nes dabar kaip tik kalbėjau su jo mentoriumi ir pas jį į tiesioginius sektorius dėmesio ateina, renkasi po 500-700 žmonių. Ką man dabar daryti, aš nežinau, sako, kaip man juos dabar atsivesti, žodžiu, nesuprantu, ką daryti su jais. Kokios peržiūros pas jį, tai yra 600 tūkstančių, 2,6 milijono. Ir į tiesioginius eterius renkasi po 500-700 žmonių. Tokius kiekius žmonių į tiesioginius eterius renka tie blogeriai, milijoninių sekėjų. Pat pensinio amžiaus žmogus ir kaip matot, jam viskas puikiai einasi. Georgij Lakiejev, tai vat yra mūsų žmogus, tai yra iš Stanislavo komandos. Kad pas jį irgi beveik 100 tūkstančių sekėjų, jisai pasiėmė kepenų temą ir dabar jisai auga. Labai aiškiai jūs turite suprasti, prie ko jūs ši turbina ir jūsų veiksmai prives. Klausimas tik tais laiko, kada pas jūs tai bus ir jūsų veiksmų darimo. Todėl rytoj, Stanislavai, kas rytoj pas mus veda temą? Kaip įprastai veda temą Kostė. Kostė, tu su mumis, tu čia esi? Taip, aš čia. Štai čia Konstantinas, taip, jisai rytoj jums duos savo temą. Formatą jūs jau girdėjot. Tema, kuri su video formatu išdėliojama ir tada jūsų namų darbai. Labai prašau, nenuleidinėkite jūsų brangaus laiko į unitazą. Tiesiog pasižiūrėkite į tai labai rimtai. Yra mūsų gyvenimas ir tiesiog tas laikas bėga tiesiog metai paskui metus. Jums pasakyta daryti, darykit, nesuprantat, parašykit. Rašykit, nieko nesuprantu, nifiga, nebijokit, rašykit, nesigėdinkit. Galit parašyti į chatą, gėdėtis, parašykit savo žmogui, kuris jūs pakvietė. Toliau nesuprantu, Konstantinai nesuprantu, mes aiškinsim.
iki tol, kol jūs pradėsit suprasti. Mūsų tikslas, kad jūs pradėtumėt uždirbti pinigus. Pas jūs nebus pinigų, tai ir pas mus nebus pinigų. Supraskit tą dalyką. Mes labai to suinteresuoti ir tikrai darysim viską, kad jums pavyktų. O jeigu jūs galvojat, kad čia reikia ateiti tiesiog, kaip sakant, padėjau subinę pasėdėti, tai ne, čia ne ta vieta. Net ir mokykloje, va, mano dukra mokosi, ar ne? Jie ateina į mokyklą, jie mokosi, o paskui daro namų darbus. Ir kas paskui vyksta toliau su namų darbu? Taip, tam, kad jie ateitų atgal į mokyklą ir vėl priduotų savo namų darbus. Tik tai taip protas veikia ir mes dabar turbiną jums irgi taip padarėm. Mes duosime namų darbus ir paskui tada tiesiog bus klausimai atsakymai. Mes negalim su kiekvienu žmogumi asmeniškai pabendrauti. Bet jūs suprasit pagrindinį dalyką, tai vat būtent tą visą seką. Tai kad jūs asmeniškai, kaip sakant, pakalbėtumėm, tada turite rašyti ten grupėje asmeniškai. Noriu, kad mane paaiškintumėt. Jeigu yra klausimų kažkokių, tai įsijunkit mikrofonus. Aš jau šiandieną baigiau. Nesigėdykit užduoti klausimus, aš su malonumu tikrai į juos atsakysiu. Jeigu šiandieną viskas, tai tada klausimų nėra, tai tada rytoj mes susitinkame 1 valanda anksčiau, tai yra 19 valandą.